Nu, pasikeisiu lemputės, nes perdygė. Žiūrėsim, ką turim. Viskas. Keičiam lemputę. Čimko. Na, žiūri, kuriuo čia perdygė. Visas už lemputės mes žiūrėsim. Šitą perdygė lemputę, vis pakeisti. Žiūrėsim. Gera lemputė. Dedam čia. Lemputė yra. Šita dar gera lemputė. Šita ir gera. Visas lemputės apsižiūrėsim. Šita gera. Šita visai juoda lemputė. Tai jau irgi verdygė bus. Kita naujesnė, geresnė, kad degtų ilgai. Šitą irgi pajudavus, reikia viskas keisti, nes jau irgi nedega. Viską nauja. Šitą gera. Viskas baigta. Visos lemputės dega. Pasižiūrėjau. Viskas gražu, viskas dega. Kai skubiai iškrovimą, tai kažkaip reikia pravažiuoti tos vokiečius. Važiuoti, ta prasme, į tą Vokietiją. Šitą po to vietą nesam eilės kosminės. Po to pravažiuos tą sieną, tai praktiškai įvažiuosi tą sieną, tai praktiškai baigs darbą tas taškas, kur turiu įsikrauti. Kitokio variantų turi skubėti. Čia kokią valandą, jeigu daugiau gulėti prastovėti šitam kamštį. Važiuojam toliau. Iškrovimo 24 km. Įsikrausim pirmą tašką ir rytoj bandysim įveikti kuo daugiau, nes nemažai taškų turiu. Iš viso turiu taškų 13. Liko 2 km ir 400 metrų plius minus iki taško pirmo iškrovimo. Po 700 metrų važiuokite tiesiai. Šitą tašką ir važiuosim toliau. Važiuosim, kiek galima, iki kito taško. Kaip įdomu, kaip seksis. Nu, liko beveik 100 plius minus metrų. Kaip biškai švenkaliukais važiuoju. Ai, gėliai. Va čia tai yra katastrofa, kaip vokiškai sako, katastrofa. Viskas, atvažiavau kairėn iki galo. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Jau beveik viską atmidinai, žinau. Tas taškus. Sukam po lėtą, čia ždaužkių kampų. Ir šitas visas pastatas, kad dabar sukau. Ir viskas. Man pažiūrėsim. Einu kamerą.
Oi. Was kriegen wir? Vornester, 2 Stück. Vornester? Ja. 2 Stück. Ja. Ach ja, da haben wir ja noch ein Türchen, denn war. Nu ir viskas, nereikės biškai palaukti, to nežilgo ateis žmogus ir padės man iškrauti. Ir važiuosim toliau. Ką iš tikrųjų važiuojam toliau, man iki tokio taško liko 365 km iki antro. Manas taip katastrofinį. Daug stiprasnės, kad visą mašiną. Netrailyje, nieko net nesimato praktiškai. Sojus, dzūkiškai pasakysiu. Nu ką, važiuojam į antrą tašką, įsikrausim šiandien, paskui spėsim 3, kaip žiūrėjau. 4 berods. Turėčiau spėt. O jau 5 taško, nežinau, dirbu iki 2. Gal mažu spėsiu. Biškai yra atstumas. Aišku, dar biškai palaukia 100 taške, bet neilgai. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis, kaip eismas bus ir panašiai. Įsikroviau 2 taškus. Dabar važiuoju į 3 tašką, bet aišku, labai sunki diena. Žiauriai sunki diena. Kažkaip nesiseka. Taip norisi kuo greičiau viską įsikrauti, bet taip nesiseka, kad, nežinau, jei vokiečiai sakytų katastrofa, tai aš tą patį sakau, katastrofa. Man iki taško liko 46 km ir viskas, įsikraunam šitą, kitas taškas dirba iki 2, tai praktiškai, nespėsiu įsikrauti, nespėsiu. Gerai, kad ir tą spėčiau įsikrauti, liktų man mažiau taškų, bet yra kaip yra. Mažu gal įsikrausiu rytoj tarp 5 taškus ir liks 5. Gal net rytoj daugiau įsikrausiu, žiūrėsiu kaip seksis. Galbūt labai gerai iki penktadienį būtų tuščia, jau, kaip sakoma, tuščia. O, kaip seksis, nežinau, žiūrėsiu. Ir viskas, liko 20, vis minus 3 km iki taško. Aišku, nespėjau, iki 2 plius minus dirba jie. O jau po 3 yra, rytoj įsikrausim. Rytoj turėčiau įveikti, jei viskas gerai seksis, 5 taškus, a gal net ir daugiau. Dabar manau, kad 5 tikrai įveiksiu. Biškai atsidariau galą, pasižiūrėjau, kuris ta dėžė randasi. Aš čia kai matau, vienas stalas yra berods, tai biškai atsitraukiu, kad būtų lengviau man rytoj. Tik išmeti ir iš toliau važiuoju. Ir viskas. Kol kas, iki rytojaus. Labą rytą. Važiuojam tašką, aišku, važiuojam anksčiau. Gali būti kamščiai, panašiai. Gal mažu išeis įsikrauti greitai. Ir važiuosim į antrą tašką, irgi netoli. Ką, nedaug liko iki taško, 2 kilometriukai nepilni. Šiaip gražus miestas, bet žiauriai siaura. Šitoj vietoj čia su autobusos prasilenkia arba su fūra. Labai gerai, kai niekur nevažiuoja autobusas arba fūra. Šiuo atveju. Žodžiu, iki antrą tašką plius minus 48 km, dabar liko 11 km, bet esmė tame, kad šitą mašiną važiuos ne 50, sakykime 50 važiuoja. Na, aišku, pagal Vokietijos įstatymų daugiausiai tu gali važiuoti 60 šiam. Tai 4, šiam 5, plius minus. Čia greitis yra plius minus 50. Velkasi. Aišku, galėčiau lenkti, bet šiuo atveju nežinau, ar galima Vokietijoje lenkti ar negalima, žinai, per tokius vakelius. Tai neįsivaizduoju iš tikrųjų aš šiuo atveju. Sukroviau 2 taškus, ten buvo vienas palei kitą. Tai nefilmavau, labai norėjau kuo greičiau įsikrauti.
dabar važiuoju į Hamburgą. Vienas taškas irgi yra 52 kilometrai. Turiu šitą paėgėti įsikrauti ir turiu kažkaip greitai viniotis į kitą pusę Hamburgo įsikrauti. Ten dirba iki 4. Tai turiu kažkaip spėti. Ir tada bus iš viso 6 taškai iškrauti. Ir liks man tada tik 4 taškai. Tai penktadienį, rytoj turėčiau visus damušti. Tai būsiu tušęs. Tai iš viso per beveik savaitę 14 taškų. Tai sakyčiau normaliai. O dar kur pakrovimai vėl bus nemažai taškų. Nu, Hamburgą įsigriau tą tašką kitą, netoli Hamburgo šalia. O dabar judu, čia žodžiu, vos ne kaip centre gaunasi tas taškas. Aišku, jis man labai patinka. Bet ką jau padarysi, tenka vis tiek važiuoti. Labai didelis eismas. Nu, svarbiausia, kad spėsiu, nes rodo, kad būsiu pusė 2 tenais taške, nes jie ten dirba iki 4. Nu, bet gal greičiau atvažiuosiu, žiūrėsiu, nes man nedaug ir liko 5 km važiuoti. Bet eismas tai Jėzus Marija. Nenorėčiau gyventi tokiam dideliam mieste. Kiekvieną dieną pikas. Nu, nebent naktį važiuoti. Tada jo, gal nebūtų tų mašinų, taip greit pravažiuoju ir viskas, lengvai. Jeigu išeis, tai dar ir 7 tašką įvarysiu. Liks tik paskutiniai 3 taškai rytoj damušt. Būt labai gerai dar, žinai, įvary dar 1 tašką. Ir tada tik 2 taškai liks. Realiai. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis, dabar irgi kamščiai, remontai. Aš kaip pastebėjau, tai tam Hamburgė, tai realiai iš tikrųjų vien tai remontai, Bame irgi remontai, visur tik remontai. Remontų pasaulis, kai sakoma, Hamburgas. Nu, tvarkosi, bet ir nesusitvarko taip ilgai. Jeigu čia važinėjo, tai jau ilgokai tvarko. O, ką padarys? O, įsikrojau 7 tašką. Būtinai reikia surišti, nes paskui vokiečiai žiauriai prisikabinėja, ypač policija, arba visokie kiti. Ir viskas. Prisirinuką kabirytę įsikrojau 7 taškus. Kaip sakoma, nusipelniau poilsio. Rytoj įsikrausiu paskutinius 3 taškus. Ir būsiu tušęs. Kažkokį lygtais mačiau įdėtas pakrovimas, nežinau, gal spėsiu pasikraut dar. Čia, kaip suprantu, po Belgijos ir vokiečių plius minus sienos, kažkas tokio. Ir dar nepasikeis koks kitas maršrutas. Vis tik, aišku, liksiu savaitgalį Vokietijoje. O rytui pratęsim dieną, o kol kas atsisveikinu iki rytojaus. Chebrytė, čiau. Rytą Chebrytę atvažiavau į 12 tašką. Įsikrausim čia ir važiuosim toliau. Dirba nuo 8. Tai beveik plius minus 20 minučių reiks laukti. Ir viskas, gal išeis pasidaryti ir pavažiuoti 15 minučių. Ir važiuosim į 13 tašką, liks paskutinis taškas. Jūs, Chebrytė, aišku, labai skubėjau į tą pasukrovimus ir išsukrovimus, tai neturėjau laiko, kada ir biškį pafilmuoti. Dabar pasikroviau Vokietijoje krovinuką ir darysiu pervežimą į šitą, kaip įgim, į Olandiją, jo, čia netoli ta prasme taškas, aš jau prie pat Olandijos sienos ar Vokietijos. Čia iškrovimas prie Velno, tai plius minus apie 6-7 km man, tai tik pirmadienį įsikrausiu. Kaip sakoma, per poilsis. O dabar eisim mes pasivaikščiot iki Velno. Čia aišku netoli, kiek žiūrėjau, 5 km iki to
Nu, arčiau, šiaip realiai iki centro, bet tačiau parduotuvė Primarka, seniai buvau, neatsimenu kada, žiauriai pigus drabužiai, panašiai. Tai reiks pasivaikščiot, pasižiūrinėt, kaip čia seksis man toliau. Nu va, eiti beveik 4 km, 54 minutės, kai sakoma, sėkmės. Bet tai šiaip karšta, tai žiauriai. Apie 30 kažkur karščio. Aišku, vakarė, kaip žiūrėjau, nepasikeis orų prognozijos, bus perkūnija apie 7 valandą. Su šuolu, kaip žiūrėjau, tikiuosi, kaip grįšiu atgal, nesuleis mane. Bet kol kas, einam toliau. O, arkliukas tai pusėj įmatysis. Pavargsiu, bet vis tiek verta nueit, pasižiūrėti, pasižvalgyti po miestą. Va, ir mieste esu. Kažkur liko plius minus 2 km pėškoti eit. Jau pavargau biškį, padusau, bet labai gerai iš tikrųjų mankštelį padaryti. Kiek galima sėdėti prie tos foros, sėdėti ir važiuoti. Ir biškį pasivaikščioti. Biškai palaikyti sportinę formą, kai sakoma. Labai kažkaip atkreipiu dėmesį, kad daugiau čia važinėjau su dviračiais. Kažkas eina pėškoti. Atrodo, kad švynas eičiau pėškoti. Ir kažkaip žiūriu labai mažai žmonių. Keista. Nu, gal pačiam centre bus daugiau žmonių. Nu, kaip senamiestis, kažkas tokio. Štai čia liktais miestas yra Velno, kažkas tokio. Šiaip gražus, Olandija, nieko nesakau. Architektūra graži. Dar kartą tikrai pasižvalgyti biškį, pasižmonėt. Biškį man primena, kaip šitie pastatai, kaip būtų kokie Londonas, Anglija. Ir kaip biškį užneša į šitą architektūrą. Labai gražus namukai. O, kokia graži architektūra. Čia kaip tokias kaip erdvai senamiestis. Nežinau, kaip čia pasakyti. Sėkmė buvo, sako. Normaliai. Nice. Kažkokia bažnyčia matau. Olandų. Čia matau vyksta kažkokia miesto šventė, liktais, kas tenais vyksta kažkoks. Reiks pasižiūrėti. Čia toks labai judėjimas neblogas. Nu, iki Primarko man tas parduotuvės nedaug ir likė. Gal kokie 500 metrų, šiaip ne taip, tada jau galima pabiškį. Įsakoma, pabiškį galima judėt, to jau nežilgų būsiu. Šiaip gražu. Ja, čia renovuosiu, kai sakome, senamiestį. Dabar einam pasivaikščiot. Nu, einam link tos parduotuvės, aišku. Pasižmonėt. Pasijaučiau ne vairuotojas, o turistas. Kad būčiau visai smagiai iš tikrųjų. Vaikštai savo, atsibūtęs. O kiek daug žmonių, kavinėje visi. O dar kokia viena bažnyčia graži. Pasaka. O čia labai daug turistų irgi matyti, vietinių. Irgi pietauja, valgo. Šitą Primarko sumokėjau gal 25 eurus, nusipirkau gal plius minus 4 Nike'us. Ir viskas.
Eisim toliau žiūrėti kažką gero šitą mieste. Biškai susipainiau, biškai pasigūglinau ten ne bažnyčia, ta kur filmavau prieš tai. Ten, kaip suprantu, yra pilis. O čia dabar šiuo metu kažkaip prieš kokio kanalo esu, aš irgi žiūriu ežeras arba upė, kažkas tokio. Ir va čia. Ir prieš kokio, nesuprasiu, statulos. Viskas atrodo. Visokių valčių yra. Galima drąsiai paplaukiot. Šiaip gražu, nieko nesakau. Yra ką pasižiūrėti, čia visokiai yra pastatai. Einam pasižiūrėsim, kas dar toliau gero yra, pasigražėt vaizdų. Manau, tai žiauriai daug yra. Baisukas darosi. Bet ir žmonių daug, eina šiek pilna žmonių. Gal kam į vežimėlio, tokį didelio. Čia, kaip suprantu, yra turgus didelis labai. Bet jau biškai pajausis pasibūti ir žulytas kvaps. Jau kažkas rūkė gerai. Tai nieko gero nėra šitam mieste. Galvo kažkas bus geriau, pačiai daug senamiesčių yra. Daug žmonių, kažko pasižiūrėti nelabai. O, dar kažkoks ten parkelis, ten kažkoks mini fontandukas. Bet ten, kaip pasigūglinau, tai nieko gero, iš tikrųjų, ten neverta buvo eiti man. O šiaip dabar nemažai naminių kilometrų. Buvau prie Markė, tam parduotuvėje, tai plius minus paskaičiavau apie 5 kilometrus, gal 300 metrų. O dabar lydu link parkingo. Paskui ten lygtais berods žiūrėjau, yra parduotuvė tenais, irgi netoli, ten 2 kilometrai. Kitą pagalą pusreikis eiti. Čia irgi mačiau parduotuvių yra centre, bet ir žmonių kaip ryščiukta, Jėzus Marija. Tai aš galvoju, tebinė, aš ten gal net neįsiu, apsiprekiu biškį. Jau galvoju, nueisiu į tą parduotuvę, ten žiūrėjau, berods iki 6 dirba, ar iki 7, tai drąsiai spėsiu nueiti. Liko plius minus kaip parkingo kilometriukas. Žiauriai visi draugiški olandai sveikinasi. Pavyzdžiui, net paprastu keliu, iš karto nuo hello, hi. Net ranką kelia. Kažkaip visai nieko, malonu Olandijai. Nu, Vokietijai tai tikrai nemanau, kad kažkas pasisveikintų ar išeitų. Gal pakeltų ranką ar kažkas tokio. To persigalvojau, dabar varysiu į parduotuvę. Nes čia gaunasi netoli, gal kilometras plius minus. Nes paskui jau tingės, tai tikrai eit. O ten žiūrėjau, darbo laikas nuo 7 iki 8 dirbo, iki 5, tai reikia skubėti. Nu, ragaunam. Nesuprasim. Kažkoks spaudingas būtų, kažkas tokio, labai toks tirštas. Nesakyčiau, kad toks būtų jogurtukas. Įdomus. Sumokėjau už viską nedaug ir mažai, apie 17 eurų, plius minus. Praeinam iki parkingo. Tik parkingo toks kilometras, plius minus. Nedaug ir nemažai, 14 kilometrų nueita, dar pusė velnio, kai sakoma. Šitas žiauriai graži maikė, 14 eurų mokėjau. Nu, nebūtų, žinai, šitas serialo filmukas. Visai įdomus. Sakysi, kad vaikas esu, bet man tokie dalykai patinka. Įdomus. 14 eurikų. O šitas maikis po 3,5. Šiaip ir gerai į darbą, kai reikės pasiimt. Šitas šiaip graži maikė. Nedaug, šiaip 3,5 eurų, tai dar nedaug, dar pusė velnio iš tikrųjų, verta tikrai pirkti. Tai co jūs, Olandijos šuolininkai? Tai bet, nežinau, kai pradėsim važiuoti, iš geros valandžiukės. Įsikrausim šitą krovinuką ir važiuosim krautis pagaliau į Lietuvą. Pasikrausim 2 taškus ir žiūrėsim, ar dar tilps dar 1 taškas, 1 paletė. Nu, čia jau bus ateityje matysiu. O kol kas važiuosim neužilgo į tą tašką.
Nu va, liko 2 kilometrai ir būsiu taške. Aišku, dar reiks biškį palaukti, biškį anksti atvažiavau. Noriu kuo greičiau įsigrauti šitą tašką ir važiuoti toliau. Važiuoti toliau. Ir nervuoja tie šviesoforo Olandų. Vėl kitas šviesoforas. Vėl bus vienas šviesoforas. Elfkinas. Žodžiu, kokią valandą laiko stoviu kamštyje. Įvažiuoti į Vokiečius. Sugaliau tą tašką Olandų. Kažkoks nelabai bandagus žmogus buvo, kur užkrovė. Nu, pizdu. Yra kaip yra. Dabar važiuoju pasikrauti Vokietijai vieną tašką ir paskui kitą tašką važiuosiu Vokiečių. Ir važiuosiu link namų pagaliau. Pasikroviau tą prasme didelį bačką. Biškį pisausi. Atsiprašau šitą žodį. O dabar važiuojam į kitą tašką Vokiečių. Čia žiauriai siaura, čia nežinau. Sakė, puras atvažiuoja čia, bet yra ką čia veikt. Tik aš tilpu realiai šitą situaciją, šitoje kelyje. Katastrofa. Pavargau. Nusipisau kaip šuo. Nusišlapęs. Na, kai laukia karšta. Apie kokie 28 rodo pas mane. Sukite kairėn. Ir kaip ir. Žiūrim, ar nieko nėra, važiuojam. Žiūrim, kad neatsidarengtum nieko. Siaura čia, žiauriai. Atlikčiau biškį šaką, bet nieko baisaus. Po 200 metrų sukite dešinėn. Žiūrėjom toliau. Viskas. Gal pravažiuosiu ar ne? Nelabai. Praškai praleidau. Kita taška liko 101 kilometras Vokiečių. tą pasikraunu, važiuoju ir važiuoju link Lenkų. Na, hibridė pasikroviau motorolerius. Gaila, negalima filmuotis krovinius, ką krauni, ką pasikrauni, ką įsikrauni. Dar laukia Kerkerio, atvažiuos Vokietis paduos ir važiuosim link Lenkų. Dar turiu vieną paletę pasikrauti. Link Poznajos pusės. Ir namo. Pagaliau bus namo. Katastrofa. Pavargau. Paskaičiavus, jeigu trečiadienį, trečiadienį gal negrįšiu. Šiandien daug vairavimo laiko turiu, bendras 15 jau sudegins man. Pusė plius, pusė 10 baigėsi bendras mano. Nežinau, kiek dabar turiu 25. Tai plius minus iki 5. Va, 5 valandą atvažiuoti labai gerai, dar paminsiu kokius 4 valandas atstos. Tada stovėsiu 9 valandas ir važiuosiu į pakrovimą, bet čia neišeis pasikrauti rytoj. Nes ten dirbama čia iki 5. Tik čia trečiadienį tik pasikrauti. Ketvirtadienį važiuojant namo. Katastrofa. Jei trečiadienį paskaičiavau, jeigu trečiadienį grįžčiau, tai būtų 17 dienų kaip Europoje, bet jeigu grįžčiau ketvirtadienį, tai gautųsi 18 dienų Europoje. Jėzus Marija. Dar tokio reisų neturėjau iš tikrųjų. 18 dienų Europoje. Katastrofa.
Ir man iki kito taško liko 825 kilometrai. Įdomu, kiek nuvažiuosiu. Gal kokius dar 400, jeigu išeis. Ir tada tik 400 rytoj. Nu, žiūrėsiu, kaip seksis, nes arba gali būti ir kamščiai, taip toliau. Nesgi Vokietija yra kamščių pasaulis. Kitur, pavyzdžiui, važiavau Europai, tai, nėra tokių kamščių. Stautas. Tvarko kelius. Važiavo žmogus, bet kaip man pasakyti, pasikrauti tą kerkerį. Bet tas žmogus irgi nemačiau, nelenda iš mašinos, man reiktų biškį palaukti. Kaip biškį pasos lyt. Nes tikrai liks išlapis. Nematyk, ant tiek pila, ant tiek lėja stipriai, kad katastrofa. Na, net langai neapkasamatų praktiškai. Stipriai žiauriai lėja. Sveiki, hibrytė, aš Lenkijoje. Darausi pauzę. Pusvalanduką pasidarysiu, toliau važiuosiu. 15 minučių pasidariau. Man iki taško liko 168 km. Turėčiau tikrai spėti šitą pasikrautą tašką paskutinį. Ir link Lietuvos judėti. Važiuoju į pakrovimą. Žodžiu, didelė eilė. Teks paškai palaukti nuo vienos paletės. Pasikrausiu ir važiuosiu namo. Man iki liko 673 km. Galiausiai spėjau šitą tašką, jie dirbo iki 4, tas labai yra gerai. Nu ir viskas, baigėsi šiandien darbo diena. Man liko iki namų važiuoti 422 km. Rytoj bus 17 darbo diena, kaip aš dirbu Europoje. Nu, čia toks gaunas dvigubas reisas pas mane. Taip gavosi. Tai antrą kartą buvau Vokietijoje. Ir viskas, kol kas iki rytojaus hibrytė. Tai labą rytą hibrytė. Toks minimalius tarpas yra, gal mažą pralysiu. Iš pačių rytą prasidėjo sunkumai. Gerai, kad mano maža mašina. Bandysim pralysim. Jei nepralysim, tada važiuosim. Tad nevažiuosim, tada perškėsim patraukti dabalinių. O tai ką daryti? O parkinge, kai matau, vietos ir nėra. Labai daug mašinų, labai daug kūrų. Ir visą laiką. Photo. Ir kaip viskas baigėsi taip, nei vienas, nei kitas nenorėjo patraukti mašinos. Bet šiaip jie tai patraukė. Kažkokie labai pikti, tai Lenkai. Yra kaip yra. Dabar darausi 15 minučių pauzę. Paskui dar paškai pavažiuosiu. Turėsiu pusvalanduką pauzę. Ir ten liksiu nedaug iki namų man. O kol kas dabar liko 312 km iki namų. Dar varysim kurą, užsipilsim būtinai. Suvalgose. Užsipilsim kurą. Ir įdėsim toliau. Realiai patys kalti, kad užstatė mane, tai ką man dabar daryti, man tai reikia važiuoti namo. Jie patys kalti. Ir ten realiai iš tikrųjų būčiau net nepralindęs, nes iš kairės, iš dešinės toks vos mažiukas tarpiukas, nes būčiau tikrai kliudęs arba kairę pūrą, arba dešinę. Šiaip realiai patys kalti Lenkai, kad mane užstatė, nes aš jau pirmas tenais šitam parkinge atvažiavau, tai pusė pasistačiau, kai buvo vietos, nes iš tikrųjų buvo visas parkingas užmuštas. Tai užstatė mane ir viskas. Ką, žmigaliukai, hibrytė mano. Baigiau reisiuką iš Lietuvoje. Įsikroviau, dar spėjau čia vietoje, netoli Alytuje. Ten dar už Alytaus biškelį pavažiavau. Ir viskas. Kam nesunku,
Dalinkite su draugais, laiką uždėkite, skraibą būtinai. Kuo daugiau skraibų, tuo daugiau žmonių pamatys šitą video. Ir kol kas linkiu sėkmės, iki kito karto.